Taip, tai ką, sveiki visi patys stipriausi, didžiausi WordPress'o gerbėjai, kurie į WordPress'o meetupą ateina ne tada, kai Žalgiris žaidžia. Ačiū labai visiems. Suskaičiavom, kad čia yra 86 WordPress Kaunas meetupas. Artėjam pamažu, bet užtikrintai link 100, tai to labai džiaugiuosi. Gal galėtum pakelt rankas, kas pirmą kartą esate šitam tokiam renginyje? Super, nu tu jau tai meluoji. Tai va, bet vėl 50-50 labai smagu, kad visą laiką turim naujų veidų. Tokia trumpa prakalbėlė apie tai, apie ką mes čia ir kas čionais yra. Tai WordPress meetupai yra pats mažiausias, kompaktiškiausias ir labiausiai kamerinis WordPress bendruomenės renginių formatas. Jis yra skirtas visiems, kurie vienaip ar kitaip yra susiję su WordPressu. Ar jūs programuojat WordPressu, ar jūs kuriat svetainę su WordPressu, ar jūs tiesiog kuriat turinį WordPresso svetainėse, ar jums galbūt priklauso WordPresso svetainė, kurią kažkas kitas prižiūri ir daro. Na, tai jeigu bent kažkokiu tai šonu siekiat WordPress, tai jūs visi esate visada laukiami čionais ir stengiamės tas kalbas ir dalykus, apie kur aš šnekam, irgi paįvairinti, kad būtų iš visų pusių, nuo SEO iki technologinių dalykų. Jeigu mano vardą matot programai, tai dažniausiai bus viskas apie developmentą, bet aš stengiuosi nebūti per dažnai, kad neišgąsdinčiau žmonių. Tai va, tai čia yra pats mažiausias renginys. Paskui didesnis renginys, kuris būna, vadinasi WordCampas. Tai yra jau labiau formali tokia tikresnė konferencija. Ir jinai būna miesto arba didžiausiu atveju, geriausiu atveju šalies mastu. Tai būtų WordCamp Riga, WordCamp Stockholm arba, kaip šiuo atveju, bus WordCamp Lithuania, kuris bus šiais metais rugsėjo mėnesį. Tai irgi kviečiu sekti spaudą, kauna.lithuania.wordcamp.org, ten prenumeruoti mūsų naujienas. Netrukus jau kažkada turėtų pasileisti svetainę, ne Šarūnai? Ne, jau jūs tenai gaunate. Tai va, tai žodžiu, bus daugiau informacijos, bet tai jau tada yra viso dienos konferencija, kurioje yra daugiau pranešėjų, ten būna visą dieną, vakarą after parties, kitą dieną kontributinam į WordPressą, tokia jau didesnis renginys. Ir didžiausio formato renginys, koksai būna, tai būna tokie vadinasi didieji WordCampai, tai jie vyksta 3 kartus per metus šiuo metu, anksčiau būdavo 2, dabar jau išaugom iki 3. Tai yra WordCamp Europe, kuris yra pats didžiausias ir šiais metais vyks birželio 5-7 dienom bazinį. Bilietai yra prekyboj, tai jeigu kažkas tai norit susitikti ne su 20 WordPresso žmonių, o su daugiau negu 2000, tai prašom, bilieto kaina 50 €, vienintelė problema, kad viskas vyksta bazinį, kur kainos tikrai nėra pačios pigiausias. Tai va, bet tikrai nuostabus experiences, yra 2 dienos tikros konferencijos, kur yra tokai, 3 skirtingi trakai, tokų apie WordPressą iš visų pusių. Ir irgi viena Contributors Day, kur žmonės susirenka ir irgi kontributina į WordPressą įvairius dalykus. Tai analogiški renginiai dar vyksta US, vasaros pabaigoje. Ir visai neužilgo, už kelių savaičių bus WordCamp Asia. Čia yra naujausias iš šitų didžiųjų renginių, vyksta berods 2 kartą dar tik tais. Ir jau turbūt biškį vėlokai bilietus pirkti į Malaiziją. Bet dar ko gero galėtumėt suspėti. Tai, o šitie mūsų renginukai, jie yra patys mažiausi, buvo laikas, kai darydom kas mėnesį, dabar truputėlį rečiau darom, bet bandom vėl dažnai, tai sakantis dabar kovą, ne? Šarūnai, kovą dabar sakantis bus kovą. Jo, ir tai bandysim daugiau mažiau kas 2 mėnesį su pertraukėlę vasarą. Nes vasarą dar sunkiau jis prisitraukti negu per Žalgirio varžybas. Tai vat, ir formatas šitų renginių šiaip būna įvairus mūsų, mes esame eksperimentavę su įvairiais dalykais, kartais būna tiesiog porą pristatymų, kažkas taip pašneka, kartais darom labiau klausimų atsakymų sesijas, arba kaip šiandien pabandysim, tai yra apsidaryti svetainę ir apie ją padaryti apžvalgėlę, pakritikuoti, patarti, kaip galima ką patobulinti ir padaryti geriau. Ir buvo kažkada, kai tiesiog visi į barą buvo ir toks. Tai čia, tas formatas, taip kaip turim žmonių, kas nori kalbėti, kažką pristatyti, taip jisai vyksta. Tai vienas dalykas, kurį dar irgi svarbu visą laiką mums pasakyti, tai jeigu galvojat, kad turit ką papasakoti, labai kviečiam į sceną kitą kartą. Ir tema gali būti tik labai
kažkur bent šalia link WordPress'o ir mums tikrai visą laiką bus įdomu, nes ir SEO, ir turinys, marketingas, bet kas link svetainių kūrimo, ar tai nėra. Ir jeigu neturit kalbėjimo patirties, čia yra labai gera scena pradėti, nes čia mūsų yra nedaug, čia visi esam savi ir nei vienas nesikandžiojama, ne? Tai va, tai nuo to turbūt šiandien ir pradėsim. Augustinai, tau pirmas kartas, ar ne? Taip. Irgi kalbėti, tai prašau gerbti, mylėti ir nesikandžioti. Taip, sveiki visi, mano vardas Augustinas, skaitmeninę rinkodarą užsiimu jau 7 metai, su SEO dirbu 4 metai, į skaitmeninę rinkodarą žengiau plėtodamas, darydamas savo verslą, tai pradėjau daryti elektroninę parduotuvę ir mane sudomino, kaip pritraukti lankytojus į ją. Tai esu palietęs ir PPC, tai yra mokamos reklamos kanalus, tai Facebook'o reklamos, Instagram'o reklamos, Google reklama, bet labiausiai mane email marketingas, bet labiausiai mane sudomino SEO. Kažkaip jisai toksai yra labai techninis dalykas, labai įdomus. Ir šiandien aš esu paaudituosiu gyvai tinklapį. Norėčiau iškart paklausti, kiek iš jūsų čia susirinkusių žinot aplamai, kas yra SEO, arba bent visi. Gerai, tai tada basicų visai nerodysiu. Tai kaip žinia, SEO kaip paieškų sistemų optimizavimas paieškos sistemų, gal lietuviškai taip, susiskirsto į 3 dalis, tai techninis SEO, vidinis SEO, turinys realiai, turinio rašymas, struktūra ir išorinis SEO. Tai man asmeniškai labiausiai patinka išorinis SEO, nuorodų rinkimas. Šiaip jeigu plačiau, tai dirbu ir užsienio rinkoje, turiu kelis tinklapius, vieną affiliate tinklapį Amerikos rinkoje, realiai Amazon produktų affiliate'as. Tas projektas buvo toksai kaip side mano, pamėginimui, pabandymui, panaudojau dirbtinio intelekto įrankius, su kuriais automatiškai generuoju produktų, kaip pasakyti, apžvalgas. Ir tokiu būdu kepu straipsnius, kepu labai greit ir taip tos straipsnius taip sugeneruoja šiek tiek papildomų pinigėlių per tos straipsnius. Klausimas iškart jums, gal kas nors norėtų pasiūlytų savo kokį tinklapį paaudituoti. Nes jeigu ne, tai turiu pasiruošęs tinklapį, gan įdomų e-shopą. Tas e-shopas vienas, šitas e-shopas buvo pateiktas man iškart kliento, kuris norėjo išorinių SEO darbų. Bet parodysiu jo turinį, išaudituosim šiek tiek, biškį parodysiu, kaip jis atrodo. Ir labai sunku buvo klientui paaiškinti, kad pradžiai reikia pradėti ne nuo išorinės, o susitvarkyti visą turinį ir visą tinklapį. Gerai, tai tada prisėsiu ir parodysiu, kaip maždaug pradedu gavęs tinklapį, nuo ko pradedu audituoti. Tai ką pirmiausia pasidarau, tai pasiimu nuorodą tinklapio. Ojetus. Stringam. Opapa. Įdomu, kodėl tai.
Atsigavo. Kaip tai? Praleidžiam klausimus. Praleidžiam klausimus. Tai ką mėgstu pirmiausia pasidaryti, tai atsidaryti Google paiešką, pasirašyti site dvitaškis, realiai atsidaryti visus suindeksuotus Google paieškoje šio tinklapio puslapius. Tai labai dažna situacija būna, kai tiesiog žmonės susirašo kažkokį savo įskiepį, jo visiškai nepadarius tam tikrų nustatymų. Ir mes matome iškart archives tokius dalykus, produktų kategorijos, produktų žymos. Tai jau čia būtų viena iš klaidų pirmųjų. Taip pat įdomus labai dalykas šio tinklapio, kad prie kurio prieisim vėliau, kad pagrindinį organinį srautą šitas tinklapis generuoja per straipsnius. Rašo straipsnius su dirbtiniu intelektu ir juose bandydamas integruoti produktus. Panašiai kaip užsienio rinkoje, realiai. Tai taip, užmetus akį matome labai didelis kiekis yra puslapio. Tada sekantis žingsnis, ką dažniausiai pasidarau, tai vizualiai permetu akimis tinklapį ir kaip matome, jis labai prastas, labai prastas. Ir kaip? Bet tai turinys skirsis Nu, čia toks turinys labai įdomus. Tada dažniausiai, ką pasidarau, tai atsidarau tokius mini įrankiukus pasižiūrėti robots.txt failą ir sitemapą. Tai iškart atsidarau svetainės žemėlapį, iškart atsidarau robots.txt failą. Tarp kitko, visus šitus extensionus, jeigu kam bus įdomu, aš pridėjau QR kodą, tai galėsit šito viso audito nusiskanuoti ir tiesiog dėl įdomumo pasižiūrėti tos visus įrankius. Tai svetainės žemėlapį atsidarius dažniausiai užmetu akį į kokie puslapiai būna pateikti į Google paiešką, nes kaip žinia, svetainės žemėlapis nurodo Google visom paieškų sistemam, kokius puslapius norėtume, kad jie būtų suindeksuoti. Tai irgi labai įdomus dalykas, kad tokie puslapiai kaip apmokėjimas, krepšelis, paskyra, net paskyros yra du puslapiai, mano paskyra ir paskyra, ir jie tą patį atlieka, tai tokių puslapių aš nerekomenduočiau indeksuoti, kadangi tai sunkina ir didina Google paieškos sistemos resursus, juos be reikalo krolina šitus puslapius. Robots.txt failą irgi atsidaręs labai dažnai pastebiu, kad nebūna įrašytas svetainės žemėlapis. Tai svetainės žemėlapio nuorodą robots.txt failą labai, kaip pasakyti, labai pravartu palikti, kad kitos paieškų sistemos, ne tik Google, jų visų crawleriai paieškų sistemų pirmiausiai apsilanko robots.txt failę. Ir jeigu čia nėra svetainės žemėlapio, tai labai didelis šansas, kad viso tinklapio puslapiai nebus suindeksuoti. Sekantis žingsnis, ką darau, labai aktualus, ypač po dirbtinio intelekto pasirodymo dalykas, kadangi to turinio labai daug ir jis labai panašus internete šiuo metu. Tai struktūriniai duomenys yra labai svarbus dalykas paieškų sistemoms šiuo metu, kadangi šiaip paieškų sistemos jos neskaito turinio, bet būtent per struktūrinius duomenis mes galime paieškų sistemom nupasakoti, parodyti, apie ką yra tinklapis. Čia vadinami tie schema.org JSON programavimo kalba, realiai. Kurią geba perskaityti paieškų sistemos. Tai dažniausiai, ką klientam rekomenduoju,
tai apsirašyti visus šitus struktūrinius duomenis. Jose, jeigu mes turime elektroninę parduotuvę, mes galime nurodyti, kad produkto, tarkim, puslapis yra produktas ir paieškų sistemos tada gali lengvai suprasti, ypač čia tai svarbu yra užsienio rinkoje, Amerikoje, kur mes turime Google Shopping tokį dalyką, kur žmogus ieškodamas tam tikro produkto, jam iškart rodo produktą. Pas mus Lietuvoje taip nėra, pas mus rodo dažniausiai produkto kategorijos paieškos. Sekantis dalykas, šiaip, nežinau, yra toksai įrankis, matos. Yra toksai įrankis labai Lietuvoje populiarus tarp SEO specialistų, tai Screaming Frogas. Jis yra nemokamas. Šitas įrankis leidžia realiai nemokamai visiškai persiskanuoti tinklapį ir pasižiūrėti jo pagrindinės techninės klaidas. Šiuo metu aš jį esu nusiskanavęs. Ir ką mes galime iškart pamatyti? Mes galime pamatyti visas tinklapyje esančias klaidas. Pavyzdžiui, tinklapyje jau yra 4 nuorodos, kurios yra neveikiančios. Tai čia iškart būtų šitos visos nuorodos pateiktos audito medžiagoj, kadangi kam į Google paieškos sistemą iš viso pateikinėti neveikiančias nuorodas. Taip pat šito įrankio pagalba mes galime matyti, kuriame puslapyje tos yra neveikiančios nuorodas rastos ir kur jos nukreipia. Taip pat krūvą matome ir kitų klaidų, dažniausiai čia dažniausia aplamai WordPresso tinklapių klaida, kai klientai prisideda nuotraukų, kurios labai daug užima vietos. Taip, išsifiltruojam pagal dydį. Pavyzdžiui, kaip pavyzdys, yra paveiksliukų, kurios būna po megabaitą. Šiaip pagal SEO rekomendacijas paveiksliukai turėtų būti net didesni nei 150-200 gigabaitų. Ir dažniausiai geriausia, kad jie būtų WebP formatu. Aišku, teko matyti man ir klientai, kurie yra įsikėlę į tinklapį paveiksliukus, kurių dydis būna 10 megabaitų, 20 megabaitų arba 25 megabaitų. Taip. Yra, aišku, krūva pluginų WordPress'e, su kuriais galima labai lengvai tos paveiksliukus optimizuoti, susitvarkyti. Yra ir nemokamų įrankių tam pasidaryti, kaip man dauguma žino, tikriausiai TinyPNG, toks puslapis. Įdomus pastebėjimas, pavyzdžiui, mes jeigu turime čia nuotrauką po 1 megabaitą, bet jinai yra panaudota 0 kartų tinklapyje, tai ją geriausia iš viso pašalinti, nes image in links tai reiškia, kad kiek aplamai tinklapyje buvo panaudota šita nuoroda paveiksliuko. Pavyzdžiui, šitas paveiksliukas 53 kartus yra panaudotas tinklapyje, tai jį būtų gerai optimizuoti. Aišku, iš esmės, dar labai dažnas dalykas, ką pastebiu pas klientus, tai turinys. Yra toks labai fainas įrankiukas, widgetas, SEO Mongols. Su juo galima, šiaip ir programuotojam dažnai rekomenduoju šitą įrankiuką, kad galima būtų pasižiūrėti labai lengvai antraščių struktūrą, nes tai yra irgi labai svarbus dalykas. Dažnai programuotojai labai mėgsta antraštės, ta prasme, kiekvienai antraščių
kiekvienam antraščių lygiui, tai yra H1, H2, H3, H4, jų yra daug lygių. Ir pavyzdžiui, norėdami padidinti tekstą titulinėme, tarkim, puslapyje, prideda, tarkim, keletas H1 tų antraščių. Arba 6-5 būna prideda ir panašiai. Jie, kaip pasakyti, tai visą laiką programuotojam aš sakau, kad įsirašytų šitą widgetą ir labai lengvai labai galėtų pasižiūrėti tą visą antraščių struktūrą. Taip, sakiau, kaip manot, kiek šitas tinklapis gali per mėnesį organinio srauto sulaukti? Spėjimo būdu. Mažiau. 323. 300? Va čia ir įdomu yra, kad čia labai įdomus pastebėjimas, kad mes turime puslapį tiesiog elektroninių parduotuvių ir sukrautą krūvą produktų. Čia taip pat, aišku, yra produktų kategorijos, bet jų nėra visiškai meniu juostoje. Ir čia... Jo. Tai va čia labai toksai įdomus labai puslapis. Tai realiai šitas tinklapis sulaukė 300 organinių srauto, visiškai susikėlęs, tiesiog susimportavęs produktus. Čia tavo nuosavas? Ne. Tikrai? Tikrai. Tai šitas realiai tinklapio savininkas tiesiog atėjo, kreipėsi pas mane, sako, noriu išorinio SEO, pas mane vidinis turinys yra geras. Nenori tvarkyti vidinio turinio. Atėmė tai dizaino skonis. Taip. O čia tu taip išmėti ir čia taip išmėti? Čia taip išmėtyta. Čia taip realiai išmėtyta. Ne dizainas geras, turinys. Taip. Gal čia nėra responsivo kažkaip? Čia viskas dakrauta, viskas yra rodoma. Viskas čia gerai. Nu, jeigu gal čia konkurentas nebus dar greitas. Taip. Gal nepraranda nieko. Tai trumpai tariant, čia labai daug darbo iš tikrųjų reikėtų viską sutvarkyti. Klaidų čia yra milijonas. Jo, tikriausiai perkurt geriausiai būtų visą. Klientas iš tikrųjų buvo įsitikinęs, kad jam čia viskas tinka ir jis nenorėjo to daryti. Realiai tų audito klaidų nenorėjo sužinoti ir tiesiog. Ne. Tai gal turit kažkokių klausimų? Kaip toks klientas atėjo pas tave? Per paslaugos LT. Va ten. Va. Dabar jau nieko nereikia. Tai va. Sakai, pasidaliksi iki kodo, tai gal man tas laidas. Ai. Jo. Tai jeigu jums įdomu, tie widgetukai, Chrome extensionai, galite nuskanuoti, pasižiūrėti. Klausimas. Kaip, pavyzdžiui, apriboti, kad Google crawleriai ne per daug tą darytų? Nes susidūriau neseniai asmeniškai, kad... Jo. Kad ne per dažnai ateitų į puslapį? Ta prasme, jie atėjo iš karto užlaužė viską, nes tiesiog koks yra laukiamas. Tai čia tikriausiai... Čia yra tokia gera problema turėti, tik daugiau grįžės ir viskas. Arba užbaninė visą šalį.
Čia iš tikrųjų- Sumažinti, kad jis nevarytų ten iš karto visko, o pabiškį. Ne, ta prasme, šiaip šitoje vietoje yra biškai pavojinga. Nes tu Google botą išvarysi su botagu, tai neparvarysi nei su pyragu. Aš žinai. girdėjau šitą. Nes esmė tame, kad yra toksai dalykas, kuris mažose svetainėse nelabai pasijaučia, bet jeigu svetainė yra didesnė, labai pasijaučia, kuris vadinasi crawl budget. Ir ta prasme, jeigu pas tave ateina ir crawlina tiek, kad tave uždidosina, tai čia tik reikia džiaugtis, kad Google davė tiek, ta prasme, mes su didesnės svetainėm mes vargstam, stengiamės, visai darom, reikia dažnai apdėtis ir panašiai tam, kad padidintų Google crawl budgetą ir dažniau tas robotukas pas mus ateitų. Tai čia, sakau, čia šitą problemą spręsti reikia tiesiog resursų turinio, tai išeina. Kitas dalykas, turi labai aiškiai nusispręsti pamatyti, kurie puslapiai tikrai nori, kad būtų crawlinami, kad tau necrawlintų kokį nors ant puserčio, dar kažko, tai žinai, kas tau nesuduoda vertės. Tai reikia susikinėti, kad crawlinami tikrai duoti crawlinami tos dalykus, kurių reikia, kad crawlinami. Bet tai čia, kaip kad užduosim, tai čia turi būti kokį, Lenkų XML susimportavęs visą prekę. Allegro. Allegro. Ten 154 tūkstančiai. Nu tai va, tai sakau. Ir Bet variantų, tai realiai prekių mažiau. Nu tai tada... Prekių yra... Tai tada tu šitų variantų crawlinimas greičiausiai nėra vertingas, nes vis tiek turėtų normaliai darant, turėtų skaitų canonicalas į pagrindinę prekę. Ir variantai net neturėtų šiek crawlinimą. Šiaip aš nieko nežinau, tiesiog buvo problema, kol kas sustabdžiau kaip galėjau. Jo. Vėl sugrįšiu į spręsį. Ta? Ne. Ja, bet aš sakau, šitoje vietoje sakau, jeigu sumuši bandysi, tai yra prasme... Aš tik atsimenu iš ankstesnių. Jo, paskui Sakė, dar kažkas sakė. Šitoje vietoje... Tipo reik džiaugtis. Jo, bet jeigu yra variantai, variantus nekroliniai. Variantai yra canonical pagrindinė ir variantai patys yra nekroliniai. Nes jie bus visi, taip vadinamas, still content. Ta prasme, viskas tas pats spalvos reikia. Nu taip, taip. Tai ta prasme, kam tam reikia nekroliniai? Tai tų peidžių reikia nekroliniai. Ta prasme, neturi būti nuojantis. Ir turi canonical būti pagrindinė. Jo, ir šiaip dėl crawlinimo, tai ne tik Google'as turi tos vadinamus variukus, taip. Tai dabar labai didelė yra problema iš tikrųjų, ypač Amerikos rinkoje. Google'as dabar neseniai išleis update'ą, kur norint atidaryti Google paieškos sistemą reikalaus JavaScript'o, nu, kaip pasakyti, naršyklės, kurie atidarytų JavaScript'o. Kadangi tokie įrankiai, SEO įrankiai, šiaip yra visokie turinio skreiperiai, kurie vagia realiai iš Google'o turinį. Pavyzdžiui, ir labai stipriai apkrauna paieškos sistemas. Yra Ahrefsai naudoja savo tos crawlerius ir SEMrush'as įrankis yra, kurie naudoja. Tai vat Google'as bandydamas apeiti, sumažinti savo tos resursus naudojimus, tai va dabar padarys tokį update'ą. Tai va labai įdomu bus, kaip visi šitie papildomi įrankiai, išoriniai įrankiai, stebėti Google paiešką, susitvarkys su tuo. Pajungs ant Cypress'o. Arba WebDriver'o. Galimai. Tai va. Bet jo, tas dalykas yra. O tu esi tikras, kad ten ne Yandexas buvo šiaip? Šitas tai tikrai įdosi. Bet jį tai galima su sąžinėm blokuoti, bent rusam pardavinėjai. Tai aš esu Ainis, jau daugiau nei 20 metų užsiemu web dizainu ir kas neatsiejama, tai UX UI dizainas, tai vartotojo patirtis ir aplinka. Tai, kaip sakant, gražus dizainas tai nereiškia, kad jis geras, kaip ir čia apie SEO kalbėjo, ne, kad geras turinys, nes pats rašė žmogus. Tai čia irgi yra niuansų, kur patogumas, intuityvumas yra galbūt, negalima sakyti svarbiau, bet tai yra lygiai grečiai svarbu. Tai kaip ir Arūnas minėjo, šį vakarą puikia proga jums gauti puslapio UX UI bent jau mini auditą apie savo kažkokį norimą puslapį. Atsidarysim jį, aš pakomentuosiu, ką reiktų padaryti, kad tarkim daugiau nupirktų ar užklausų gautų. Tai gal
gal jūs pirmą palaukit. Gal tikrai, nes aš ir norėjau, kad man SEO padarytų vienam puslapį savo, bet aš galvoju, gal palauksiu. Kolegos, drąsiai. Nei darbo, nei tu pirkti. Nu tai neturit niekas kažkokio, turit? Nu, Madomus.lt. dar kartą. Madomus.lt. Taip, tai čia reikia paskaityti, ką čia jūs darot. Ne, nu tai aš nesuprantu. Nu va, supratau. Tai tikslas šito puslapio jūsų nuomonė koks yra? Statybos įmonės. Reprezentatinis pristatomasis puslapis statybų įmonės. Nu tai reiškia, jūsų tikslas yra vienu ar kitu būdu gauti užklausas ar panašiai turėtų būti. Tada pristatyti, kuom jūs turbūt stiprus, kodėl reiktų jumis čia kreiptis, kokie darbų pavyzdžiai ir panašiai, ar ne? Nu taip turėtų būti bent jau mano nuomonė. Tai iš esmės labai geras pavyzdys. Tai nėra visko, ko reikėtų praktiškai, kad jūsų tas potencialus lankytojas atliktų veiksmą. Tai pavyzdžiui, telefono numeris yra, bet jeigu mes jį paspaudžiam, mes gaunam kažkodėl Google nuorodą. Va čia jo, galim. Jo, tai turėtų būti aiškiai matomoje vietoje telefono numeris, galbūt e-mailas, tada vėlgi tekstas, kaip matom, jis yra čia neperskaitomas, nes fonas yra šviesus. Tai apskritai trūksta pačio ir turinio, ir sekcijų puslapyje. Nu, imkim, aš vėl savo mėgstamą pavyzdį, kur galima tiesiog struktūriškai gal taip paaiškinti. Čia kaip ir turim viską, gal neturim tų raktažodžių pagrindinių, ar ne, nu, bet nesvarbu. Geras čia gražų žodžiai. Tai esmė labai aiškiai randamas telefono numeris, tada gauti pasiūlymą, užpildai formą, jeigu nori, jeigu ne, tada reikės pagrindinės kategorijos. Čia yra medienos, lentpjūvė, ar ne vadinasi, medienos pardavėjai. Toliau vėlgi, kad sustiprint žmogui pasitikėjimą, tai Google Reviews jau toks neblogas skaičius. Vėl eiti gilyn į puslapį ir išsirinkti medieną, tada patikimumai kažkokios ikonėlės, kategorijos pagrindinės, užsakymo procesas, apie juos šiek tiek ir kiekvienoje vietoje vis veda, vadinasi call to action ar ne, kviečia atlikti veiksmą, mygtukas skatinantis atlikti veiksmą. Tai šiuo atveju tikslas yra davesti lankytoją iki medienos išsirinkimo, blogesniu atveju iki kontaktavimo, tai ar užklausos, ar telefoninio skambučio. Toliau patikimumą keliantis prekiniai ženklai, gal šitie ženklai, tarkim, gyventojai, fiziniai asmeniniai ne tiek, bet jeigu įmonė, tai turbūt dauguma žinos, kas čia per prekiniai ženklai. Kliento atsiliepimai, nu ir toliau ten patarimai, tai blog straipsniai, kaip ir dėl SEO vadinkim, ne? Ir ant galo, jeigu visgi tu iki čia daskrolinai, nu tai visgi gal tau reikia pagalbos, skambink, siūsk užklausą ir taip toliau. Tai čia yra tokia minimali galbūt struktūra, nu, ir pakankama struktūra, net ne minimali. Tai šiuo atveju mes čia turim tokį vieną, kurį ir atsakau sunku čia ir ką, kur nueiti. Tiesiog nėra, nei vienam puslapį nėra bazinės galbūt kiekvieno to puslapio įprastos struktūros, informacijos ir panašiai. O prie kontaktų, ką mes rasim? Kontaktų formą. O paskambint, kaip ir nenurašęs numerio, niekaip negalima. Tai va. Gal dar kas turi kokį puslapiuką? Nu, nes čia galima nelabai čia kur plėstis yra. Pabandom taip. O, jau labai balta.
Na gerai, to aš greitai bandau susigaudyti, pasižiūriu ir sugrįšiu. Šiaip įprastai darant tą UX/UI auditą, tai yra ne tik, kad pažiūrima, taip kaip dabar, net čia žiūriu labai taip šiuo metu paviršutiniškai, bet yra tam tikri įrankiai naudojami kaip Hotjar, ten Clarity ir kiti, kad matyti tam tikrus tokius karščių žemėlapius, kur daugiausiai pelę vedžioja žmogus, lankytojas ar ne, arba per mobilų įrenginį irgi, kuris spaudinėja ir taip galima optimizuoti patį puslapį ir davesti iki geresnio rezultato, tai nupirkimo ar tos pačios užklausos gavimo ar panašiai. Kaip sakant, galima stebėti vartotojo visą kelionę, realiai galima gauti net įrašytas tos kaip sesijas, vadinasi, kaip vaizdą, kuriame jisai vaikšto, naršo, jeigu su pelė, tai kur ta pelė ten vedžioja ir panašiai. Ir to pasiekoje šiomis dienomis jau kaip jau yra, vadinkim, dirbtinis intelektas vadinamas pažangesnis, tai tie įrankiai gali tokias, kaip čia pasakyti, nereikia peržiūrėti 30 video ar ten 60, kad susidarytum pats bendrą vaizdą, dalį jau iškart parašo, kad yra taip ir taip, bet vis tiek asmeniškai, kai darom šitus dalykus, vis tiek peržiūrė, kad kadangi, sakau, ne 60 žiūrė, tai pasižiūrim dėl bendro vis tiek tokio supratimo geresnio. Nes būna, pavyzdžiui, kažkodėl neužbaigia pirkimo, ar ne? O pasirodo, o panašiai, kaip prieš tai žiūrėtame puslapyje, nėra aiškaus mygtuko apsipirkti, ar pavyzdžiui, nėra aiškaus mygtuko įdėti krepšelį, tai jis ten žiūri ir išjungia. Tai šiuo atveju dabar galime ir pasižiūrėti, gal čia bus koks mygtukas ir įdėsim į krepšelį. Šiaip, pavyzdžiui, pavadinimai ir kainos, jos atrodo vienodo šrifto storio, ne dydžio, turėtų kažkaip šiek tiek išsiskirti kažkas, tai pavyzdžiui, gal kaina. Šiaip kaip tą kainą matai, dabar nori spausti įsidėti, ką reikia daryti? Paspausti reikia ant šito ir tada eiti gilin. Tada verčia pasirinkti dydį. Dydis galėtų iškart būti koks tai rutuliukas ar kvadračiukas, kad nereiktų to dropdowno išskleisti, nes jeigu yra tik vienas, aišku, čia gal vienas, gal kitur daugiau yra, pažiūrėsim, bet tiesiog nepatogu. Ir iškart galėtų jis būtų žymėtas, kodėl tada reikia rinktis. Tada šitoj vietoje reikėtų, šiaip geras pavyzdys, gal iš tikrųjų, kad tuoj parodysiu. Čia yra geras pavyzdys, yra labai daug sudėję dalykų, kurie palengvina tiek patikimumą, tiek informatyvumą ir kitus dalykus, pavyzdžiui, pačiam produkte. Tai aiškiai matos, ar ne, pavadinimas, vertinimas, jau kem 4 atsiliepimai, gal tai tikrai nemažai atrodytų. Toliau, čia aišku, pasirinkė, ką nori, ir vėl. Visokios mini, žiūriu, čia dabar biškai gal pamažėjo. Tarkim, šitie dalykai visai gerai veikia, nes jeigu yra tarptautinės, kaip sakant, puslapis keliom šalim, tai jeigu aš matau iškart, kad į mano šalį siunčia, man atrodo, žmogui atrodo, ar ne, lankytojui kažkaip patikimiau, artimiau, tiesiog saugiau. Tai daug tokių smulkmenėlių, gerai, daug gal ne, bet įdėjus tam tikras smulkmenėlės, kurios vartotojui suteikia saugumą ir patikimumą, pardavimai didėja. Aišku, čia skatina pirk 4 už 2 kainą ir taip toliau. Kaip? Šitas geras pasakymas. Tai aišku, tada papildomų produktų pridėjimas ir panašiai. Tai jeigu čia, pavyzdžiui, yra batai, tai gal galima koinės pasiūlyti. Tiesiog viskas yra blanku, neišsiskiria. Tai tuo pačiu nekliūna už akies ir tampa praktiškai nematoma, taip galima įvardinti taip paprastai. Ant projektoriaus dar, aišku, blankiau. Jeigu įdedam į krepšelį. Tai čia standartiškai, ne? Pavyzdžiui, čia atsiliepimai jau yra, kad yra bent jau šitas vertinimas, bet jis, toks elementas panašus galėtų daugiau kur atsivaizduoti tiek pačiam tam produkte, tiek galbūt pagrindiniam puslapį.
Nes čia kaip ir... nu čia kaip ir apačioje yra, bet labai keistai šita vieta atrodo su Pigų LT. Taip kaip pabirėja. Gerai, tai grįžtu atgal, aš pasižiūrėsiu ten iki galo. Nu, va tiek pats tas šoninės krepšelis irgi, čiagi galima pridėti iki nemokamo siuntimo ten trūksta 10 eurų. Tada vėl padidina bendrą krepšelį, nes žmogus, statistikos dabar nepasakysiu, bet virš ten 50% žmonių dasideda kažką, kad gautų nemokamą siuntimą. Nors gal tas daiktas bus brangiau negu siuntimas, bet jam atrodo, kad vertė didesnė negu mokėti tik už siuntimą. Tada, nu gerai, šiam momentui žiūrim čia. Nu, čia galima irgi arba kabintis, arba nesikabinti. Tiesiog labai čia viskas dideli tarpai, galėtų būti suglaušiau, tada greičiau paspaustum ir apsimokėtum. Ir šičia, nu, tai nėra labai gerai, kai taip siaurai skrolinasi žemyn. Nu tai taip, čia, kadangi vienas tulpelis, tai dėl to taip ir yra. Bet kažkaip galima, nebūtinai jau čia, manau, rodyti ir tų konkrečių žodžių, nes jau iki čia jau įsidėjo, jau daėjo. Tai tiesiog, šiaip gerai yra įdėti kažkokius saugumo indikatorius kitus, kad ten saugus atsiskaitimas, ten dar kažkas, įvairiausių tų galimų atvaizduoti elementų yra. Tas pats gal ir kad Google vis daugiau aukštas atsiliepimas. Tada galima skatinti, palikti mailą už momentinę iškart gavimą nuolaidos, pavyzdžiui, kiti taip daro, kitam apsipirkimui. Čia priklausomai ar leidžia... Čia turbūt net jeigu šitas duomenys rodant, čia reikėtų tada tiesiog futerį apačioj. Jo, jeigu horizontaliai. Ką duoda šitie atsiliepimai? Saugumo jausmą, kad čia gera parduotuvė, kad gera patikima kontora. Tai nelabai, jau šitą tu geriau dėti tada prie produkto. Nu tai aš tą pat ir... Jisai visur turi būti. Nes tos, jeigu tu įsidėjai krepšelį produktai, tu paskui jau nebeskaitysi komentarą. Tai viskas vėl bus. Šiaip, tu prasme, kiekvienam žingsnį nubyra procentas, kiekvienam procentą tu gali dar biškai, kaip sakant, pareinforcint tą saugumo jausmą, jisai visą laiką tą nubyrėjimo procentą truputį pamatė. Aš galiu pasakyti, kas sugadino su elektroniniu parduotuvėm. Lietuvos bankas su savo eksperimentu. Kuriuo? Kurio leido feikinę svetainę. Ai. Kaži, ar čia sugadino ką? Nu, biškis nuvažiavo su patikimumu į apačią, kad tipo... Kad ne taip lengvai viskas... Jo, kad tipo žiūrėti kažkur perka. Nu bet pavyzdžiui, va, pavyzdys, sakytas Fan LT, jis atrodo toks, nu, ta prasme, va tokio lygio. Tik kad eksperimente buvo veidai garsesni. Fan LT, sakyčiau, ten yra dropshippingo svetainė. Nu taip. Nes labai matos perka. Ką galima padaryti taip, kad nematysi, nes pasik tą didžiulikas yra. Šitam web archyve yra seno kažkur laikotarpio svetainė. Gal norėtum pasitaikyti. Bet ten yra kita istorija, ten neparduotuvė. Nu pažiūrim. Ten paslaugų. Šiaip ir įdėk mašinų. Taip, prašom, gal greičiau bus negu čia man. Pasakysi, ką padarė profesionalai gerai. Prieš kiek čia laiko? Tai jau pasikeitė. 6-5 metai gal. Tai aš galiu parodyti, kur profesionalai negerai padarė ir šiai dienai. Ne, o tai gerai, pažiūrim, tai vis tiek. Skaičiukas paieškau, skaičiukas.com. Kom? Nes nebūtinai tam Wayback Machine yra atvaizduotas pilnai. Tai 2.1 dar veikia, ar čia 2.18? Veikia? Keista, kad taip. Tik vienas per metus. Tai čia kokia buhalterinė? Ne. Čia turbūt pilnai net vaizduoja. Ai, man dabar užsikrovė.
Nu jau sudomino, visos problemos baigėsi čia. Jo, čia būtent tai nurodytų, kokio pobūdžio problemos kompiuterio. Ai, vat žemiau neskaičiau. Nes tau pažadėjo, kad visos problemos baigėsi čia. Ir viskas. Aš kaip tekstą jam nurodžiau, buvo visos jūsų kompiuteriai, čia žodis turėjo būti. Ai. Galutiniam jau realizacijai tas žodis prapuolė kažkaip. Nu jo, nes kompo šalia gal čia kažkas ir susijęs su kompais. Va čia turėjo tas žodis būti, jo čia nėra. Nereiktų apačioj ten tą pagalbą ir visą kitą. Čia ką vienas žodis reiškia. Jau man viskas, man pažadėjo, kad visas mano problemas įspręsti. Čia tik kompo Jo, vienas žodis ir visą ją. Jeigu šeiminį neišsprendė, tai jau viskas jau pažadas yra, kaip sakot, sulaužytas. Nu tai taip bendrai žiūrint, dizaino prasme, čia nėra kažkas blogo, visai nieko, kaip tai prieš tiek metų, tai... Jo, derinom, kaip sakant, bendrom jėgom labai ilgai aiškiai. Tarkim, ko tikiuosi ir ko laukiu. tai reiškia, gal jūs neblogas dizaineris tada... Nu, aš, sakykim, turiu savo. Matau, idėja, tu tą viziją idėjos, kaip turėtų būti atrodyti, realizuota. Nu tai esmė, kad kontaktų vėl lengvai randamų nelabai yra, nu tiksliau nėra numerio, nes šiaip žmonės įpratę yra ieškoti elementų tam, nu, tos pačiose vietose. Nu tai įprasta vieta šitoj vietoje, matos ar ne jo, mano pusiai, jūsų pusiai taip pat. Na gerai, paspaudžiam ant pagalbos ir nueisim į kur, kontaktus gal? Gali būti ir taip, bet ne. Dar ne. O, šriftas. Tai čia, žinau, gali būti dėl to Wayback mašino. Tai... Nu gerai. Tai reiškia, kontaktai yra tik čia, bet va linkina, kaip neblogai gerai tada. Nu tai va, bet iš esmės, tai bendrai žiūrint vis tiek tokie paprastą dalyką kaip telefono numerį, nu juk galima čia įdėti ir lengvai jį rasti ir neiti dar gilin ir dar į apačią ieškoti to numerio. O čia turbūt kontakto forma buvo, kaip suprantu. Čia turbūt kontakto forma buvo šitą vietą, nes čia kažką susipažinau su taisyklėm. Ne, čia jau, ta prasme, kaip sakant, paslaugos. Nu gerai, tai tada... Kas per kurį įvyksta... Ai, supratau. Ir po to, reiškia... Nuotoliniu būdu, kad kai TeamVieweris, jo. Gerai, tai tada grįžtu atgal, tai pavyzdžiui, tiesiog tos... Tai pagrindinis dalykas trūksta call to action'o, tai reiškia vėl tų pačių veiksmą skatinančių atlikti elementų, tai numerio ar užklausos siuntimo daugiau informacijos. Gerai, kad yra toks call to action'as, bet jisai numeta čia, kuriame mes vėl neturime jokio call to action'o, tai yra mygtuko ir tada mes patys kaip čia naršytojai, ne, turim suprasti toliau, ką mums daryti. Nu tai scrollinam ir ieškam, randam paslaugas. Ir čia va jau mygtukas yra. Nu, Laukti ir ten jau... jo, ir tada numetai tos pačius kontaktus ale, kur vėl scrollinti ir vėl ieškoti numerio. Na, tai ten jau patvirtini sutikimą, kad leidi ir tau parsiunčia failiuką. Nu aš suprantu, bet jau aš turiu žinot, tai negi aš parsisinčiu failiuką ir jūs iš karto sėdėt prie kompo ir man jungiatės prie mano kompo. Ne, mes turim susiskambinti. Be abejo. Tai va ką ir kalbu, kad... Pirmiausias veiksmas tai yra tas kontakto gyvo pokalbyje, kad bent būtų aišku, kas čia per situacija. Taip, tai va tarkim čia jau aiškiai sako susisiekti. Jau veiksmas skatinamas gerai. Ir matau ir atskiras puslapis susisiekti. Kontaktai. O kontaktuose jau čia didesni. Tai čia dar taip padoriai, sakykime. Tai nėra taip blogai. Nepriklaidavo. Nėra taip blogai, kaip galvojant. Ne, aš nesakau, kas blogai, bet visą laiką įdomi yra nuomonė iš šalies. Nu taip. Ir tuo labiau, kai žmogaus šitoje srityje autoritetingo, sakyčiau, nuomonė. Na tai tiesiog čia ko reikėtų, tai vėl lengvai randamų kontaktų, patikimumą skatinančių elementų, vėl tų pačių gal atsiliepimų, gal logotipų su kokiais įmonėm gal dirbot ar panašiai. Žinau, bet nu taip... Jo. Nu tai jeigu čia toks logotipas, tai gal gali būti. Nu aišku, galėtų būti logotipas,
Bet būna logotipų blogesnių už šitą žodį, tiesiog skaičiukas, tai taip pat... Keičiasi koncepcija visiems. Nu šiaip 5 metai nėra dar taip senai, ne 15. Nu, čia jau sena istorija paseno, šiuo metu aš jau automatizavęs visą procesą ir pats nedalyvauju, ir žmogus nedalyvauja, ir aš nedalyvauju. Žmogus tik paleidžia ir išeina į miestą. Grįžta viskas atlikta. Ir sėdi dirba. Nereikia visiškai nei man, nei jam. Bet žmogus turi turėti pakankamai pasitikėjimo, kad pasisiūs. Šitas Tai va čia momentas yra dėl pasitikėjimo. Apie pasitikėjimo sukūrimą, tai tas pavyzdžiui, kad telefonas yra kiekvienam puslapį visur aiškiai matomas, tas žmogui pasąmonė iš karto sako, jisai man, va, aš iš karto galėsiu paskambinti, jeigu kažkas ne taip. Tas iš karto pasitikėjimas. Saugumas. Šitas būtent vienas iš momentų, bet yra kitas niuansas, aišku, apie tai, kad, sakykime, kaip tai sklinda daugmaž, sakykime, geroji žinia, žmogaus žmogui. Tai vienas gavęs patenkintas klientas perduoda kontaktus kitiem, tie jau jungiasi tenai, aš jau žinau, aš jau turiu, jau parsisiunčiu, jau failiuką, galiu sakyti, kodą jungtis. Nes, nu, ta prasme, man nereikia kažkaip tai dėti žmogų. Čia nėra normalus puslapis, ne? Čia nėra normalus puslapis. Tai taip pigiai batai kainuoja? Tai kiek jie iš tikrųjų kainuoja? 5 centų? A. Tai Lenkijai taip pigiai batai kainuoja? Kiek ilgai ir nešiosi. Gal kaina, 50. Kiek gali nešiot, na aišku, čia praktiškai nėra medžiagos, bet kiek tu gali, čia tada brangos iš tikrųjų šitie 5 eurai. Bet, nu, taip pažiūrėjau, čia nieks neviršė 20 eurų kažkaip. Kiek eurų, kiek pasižiūrėti? Reiks pažiūrėti, po to ramiai. O galim pažiūrėti, čia Arūnas, o pavyzdžiui, su Žalgirio Džemperio LT puslapį, nu ten neatsinaujina, kas pagerėjo, kas pablogėjo, kaip pavyzdys. Tai dabar koks tikslas jų yra turbūt informuoti apie... Čia daug tikslų, va, aš jau noriu, kad, nu čia, žinai, žiūrim, kas bilieto atėjo, kas į varžybas, kas ko. Ir man taip atrodo, nu, visi vienam lygmenį sudėti. Gerai, o kadangi aš krepšiniu taip, nu, nelabai domiuosi, tai man bus tikrai įdomu pasižiūrėti čia. Nu, tai va, įsivaizduoju. Šiaip pirmą kartą matau šitą puslapį. Nu tai, ne, gal antrą. Jeigu ką. Aš nieko prieš neturiu, tiesiog asmeniškai nedomina sportas. Ne dėl to, nu, pavyzdžiui, čia atėjus. Aš jau čia ginu, aš jau žiūriu žvilgsnis koks. Aš pajuokavau, iš tikrųjų, kasdien einu čia. Ne, gerai, palaukit, pažiūrim. Aš tik pamatau slaidą. Dar daug slaidų. Man tai irgi čia visur. Nu va, jo, va, to pastebėjimas dėl to slaiderio. Tai šiaip šiai dienai jau yra pakankamai duomenų, kad jie nėra efektyvūs. Bet jeigu nori, ne, puslapio savininkas, nu parodyt 2. Nesvarbu, kokia konversija, ta prasme, kad daug geriau konvertuotų vienas, vis tiek renkas 2. Atidaryk naują tabą Nu. ir ten parašyk shouldiuseslider.com. Rimtai? Ne, shouldiuscarousel, man atrodo, taip yra. shouldiuscarousel.com. Paraidžiui pasakyk. Su še, šut. Pliamo, ta klaviatūra. O tai klaviatūrą aš raidžių ieškau, nepažįstama klaviatūra sunku rasti. Va tą va šitą pirmą daryk. Nu, va, čia yra. Skrolink šitą karuselę. O aš tai šefui parodžiu. Va, ir čia toliau yra statistika. Nu va, va. Eina, pati eina, čia Jo, nereikia. jinai eina tokiais nepatogiais. Čia viskas kaip įmanoma blogai apie karuselę ir su pilna statistika. Tai prasme, realiai klikina tik ant pirmo slaido ir ta konversija, nors tas slaidas yra per visą faktiškai puslapį, konversija yra mažiausia iš visų elementų puslapį. Nes slaiderius žmonės tritina kaip white noise. Ta prasme, taip kaip ir reklaminiai baneriai niekas nepamato, nes visus tiesiog ignoruoja. Jeigu randa judantį slaiderį, pamato, kad jis juda ir viską ignoruoja, nes jų reklamuoja. Neįdomu. Erzinantis faktas. Ja, ta prasme, taip, marketingas būna, jos myli, nori ir prasme, mano puslapį, kurį aš dabar prižiūriu, irgi yra slaidas. bet
Bet tada vis tiek, pavyzdžiui, čia apart slaiderio nieko praktiškai nėra. Nes labai viršui mažos tos Jo. komandos, kur ten Taip. prieš bilietai, nes ant telefono įsijungus, nu, žinai. Yra tiesiog tais navigacija Tai ir nieks čia artimiausios nesiseka, rungtynės ir tas slaideris. Jokių nėra paskutinių elementų, kurie... Aišku, Žalgiris galbūt gali savo tą leisti, nes jie yra Žalgiris ir visi žino, kas yra Žalgiris. Tu atėjęs į tą svetainę nesmastai galvoja, tai ką, kuo jie čia užsiima? Tu žinai, kas yra Žalgiris ir ko jie užsiima, ne? Jūs atėjai galvojate. Nu, aš girdėjau, ko užsiema. Bet jeigu čia būtų kumeliuko batai, ne, ir būtų tas pats slaideris priekį, tai pas tai, nu, tikrai būtų what the fuck, visi. Dabar jau žinau, ko užsiema Žalgiris, prekiauja rūbais. Tai va, tai insideris, brūvai, bilietai, apačioje atributika ir naujiena. Turi dar kalendorių. Jo. Šiaip tai tiesiog atrodo, nu, pristato pabiški kažką, ką daro ir viskas, nu, toks, bet bendrai viskas atrodo labai estetiškai gražiai, tvarkingai, visur yra mygtukai. Ai, ne, tai žinok, sakiau net... Aš pats pirmas, kuris šnekau šitą dalyką, nes man tai šitas puslapis patinka išskyrus su tą pirmą foldą, jeigu pirmą foldą sutvarkys, tai būtų geras puslapis. Nes pirmas foldas tai ne. Viskas realiai struktūriškai padaryta kaip reikia. Tas, nu, tai slaidas jo, bet jeigu kažkas jį nori ir dėti, tai tegul deda. Nu, tai... Bet gerai, kad palėtė šitą. Biškį mažesnį, kad ten šone būtų kažkokie stabilūs elementai, kuriuos tu turi. Šiaip gali būti du elementai vienoje vietoje ir stabilų, nu kaip sakai, ir turi galvoj. Per pusę. Keli stabilūs elementai, o tada slaideris užima tarkim 2/3 puslapio. Ir tada būtų visai kitas vaizdas ir kitaip, nes tu kažką tai gauni stabilaus, kas nesikeičia, į ką atsikreipia tavo dėmesys ir kas tikrai konvertinis. Jo, bet... Ant mobile tada daugiau darbo. Jo, taip, nu. Dirbti reikia, ne? Dirbti reikia, nu. Aš galvoju, kad čia ne studentas už 300 eurų darė šitą daiktą, ne? Tai vat. Žinant Lietuvos rinką, visko. Nu, ta prasme, uždėti kažką. Čia pasirodama pačioj, kas darė. Ir ant mobile, pavyzdžiui, tas slaidas, tai, nu, jau padarytas, kad tu pats turi susivokti iš tų mažyčių taškučių, kad nereik daryti, kad yra slaidas, nes tu ateini, tu ateini ir matai, būk arčiau komandas ir toliau važiuoji, nu, net nėra. Bet tai jau antras slaidas, tai praskrolins. Jo, net nepamatysi, kad jisai ten buvo. Tai tas ir yra. Tu net nepastebėsi. Tai kas darydavo, nėra pačioj, kad... Nėra, aš nemanau, kad ant tokių dės, žinai, kokia reklama jam būtų. Kipa turi ir naus. Nebūtinai, gali nesutikti, kad reklamuotų. Gal kažkur reikia pažiūrėti kodą, gal ir. Jo, reikia pažiūrėti visos. Net varpresą pastatytą. Ai, po to pažiūrėsim. Nu, bet juda jis čia irgi. Bet čia matai, pavyzdžiui, čia pirmas foldas, jau tu, jeigu kiek dėsis ekranas, jau to pačioj dar kažką tai matai dar kas yra. Aišku, čia irgi matos, tik drausdėkio gabalas, ne? Ir tada, vat, dėl mobilios ir slaido, tai turėtų tekstas ir mygtukas bent jau centruoti, o nelikti krašte, nes ten paspausti pirštų bus sunkiau, kadangi, nu, dauguma dešinrankiai žmonės nesako. Jeigu dešinrankių tas, jeigu kairiarankių vienas, bet kokiu atveju, tada žiūri statistiką. Centrą visi pasiekia. Nu taip, susikirs, žinai, viskas gerai abiem. Kaip? Ne, paprašiau išcentruoti tiesiog. Ir šiaip tvarkingiau atrodo, nes realiai logotipas centruoja, nu tai viskas... Jo, nu čia jau viskas tvarkoja, kad šonė priešingam ir panašiai. Ten pačiu pabaigoj, kai pasižiūrėjau, kad sudėta jau tada normaliai, kas ten tekstai skaito, ne paveiksliukai, informacija, bilietai, atributika, sėkime, kad ten mūsų jau kontaktai. Čia footeris. Jo, bet čia yra visi geri dalykai, kurie turi būti, aš nes yra ir kontaktai, ir viskas, ir rėmėjai, tam partneriai, kažkas tai, kas turėtų būti, viskas yra gerai. Tas viršus visai. Tu realiai turi... Aš kaip useris atėjęs, aš tą visą viršų tiesiog proskrolinu. Šiaip dar įdomu, kodėl čia slenka šitos komandos, kad parodyt, kad jų daug. Aš manau, kad netelpa. Netelpa, nes čia visi, kas yra Eurolygos. Nu gal ir jo, ir taip nori parodyti, kad yra daug ir vis juda. Scrollai jie ten tarpusavy, jaunasi visiškai. Nu taip. Tai pagrindinį, pavyzdžiui, ten tą naikintumą.
sutarimas būtų kažkaip kitaip. Statinį padaryti mažesnį ir kad daugiau. Šitą, jo. Arba kažkiek sumažinčiau ir šalia turėčiau stabilų daiktą, kuris, nes jeigu dabar šalia padėtume kažkokį stabilų daiktą ir šalia tas slaidą, tai aš jums garantuoju, kad tas stabilus daiktas konvertinis geriau negu tas slaidas. Nu ir tada vėl mygtukas galėtų jis būti iškart galbūt žalias, nebent jie nori prisijungti, kad liktų aukštesnės hierarchijos. Kodėl prisijungti yra pats didžiausias? Tai va sakau, jie nori turbūt, aš nežinau, aš taip traktuoju, pagal tai, ką matau, reiškia, prisijungti yra svarbiau negu rinktis marškinėlius. Todėl, galiu atsakyti, todėl, kad prisijungti, tai tu perkėsi insiderį, tada jau naudojęs paslaugą, matai daugiau turinio ir ten gali, žinai, dalyvauti. Nu taip, reiškia, taip ir yra. Jie šokas yra skirtingas, jie iš to Bet aš sakyčiau, ta prasme, registracija tada turėtų būti žalias, kuris skolis. Nes jeigu greičiausiai, jeigu tu turi akantą, tu greičiausiai tave prisijungi, tu jau būsi prisijungęs. Arba žinosi ir mokėsi, kaip prisijungti. Tai turi call to action, turi daryti ne prisijungimą, o registraciją. Tap ir panašiai. Nu jo, naujam useriui, o ne esamam. Naują userį turi skatinti, o ne tą, kurį turi jau pardavė ir kuris jau, ta prasme, jis jau moka, žino, ras. O tas, kuris dar ne, kurį reikia pakonverti, tai va tas registracijos mygtukas, jau jis tada turėtų būti pagrindinis. Na čia turbūt dėl šito pačio ekrano gali registruotis, ne? Nu, jeigu perini kitą, tada... Nu, neperini, bet paspaudi. Nu jo, bet taip pat turėtų tas prisijungti, tada turėtų turbūt pirmas siūlyti. Nu, fokusas yra į esamą userį. Nu, va, ir tas, nu nebent jie nusprendė, kad jau jie pasiekė, žinai... Tai va, pagrindinis patogumas esamam. Naujų nereikia, nebūtina. Ras. Mes jau esam pasiekę, žinai, šitą... Didelį bazę. Maksimalią koncentraciją, kiek mes galim. Ir mes naujas žmogus, jeigu ten vienas kitas atsiras, būtų įdzinti... Jis jau pamatys mygtuką registruotis. Jisai susiras, nes jisai pats labai nori. Fokusuojasi esamas. Tai čia, kas nors Facebookas, ne? Tai jie jau turi visus žmonės susiregistravę, tai jiem loginas yra svarbiau, nes jie nori, kad tas žmogus prisijungtų. Bet jeigu tu esi pažinojęs socialinis tinklas, ar ne? Tai tu nori pirmiausia, kad žmonės tau prisiregistruotų. Tai va čia tas pats skirtumas. Ką tu nori, kad labiau būtų tas pagrindinis call to action. Aš kažkaip vis labiau galvoju, kad Žalgiris labiausiai bilietus turėtų pardavimą. Nes bilietų yra atskira sistema, ten per tą Žalgirio areną jie patys neplatina. Bet čia va nukreipia jau tada va visai. Ne, bet tai va tas mygtukas, kuris ateina, kuris pirmas tave kviečia šitam Žalgiris LT, jisai turėtų būti pirk bilietą. Ir tada jūs jau duoda į tą sistemą. O gal tai bus, tai žinai. Nu tai vėl tipo irgi sakėm, pasiekta penetracija pilna ir viskas, ne, jau nebereikia. Taip, tai tada ką? Pusę 7 turim. Dar? Nu, gal kokių klausimų yra? Dar man bus kažkas. Taip, tai norėčiau, dar daug kas reikšti. Kai nėra klausimų, tai ką padėkojame. Gerai, va. Tai va, tai ką, sveiki visi dar kartą. Pratęsim ir jo, kaip aš jau minėjau pačioje pradžioj, tai jo, mano vardas Arūnas Liuiza, aš didžiausias WordPresso fanas Lietuvoje, turbūt tada sakysiu, jeigu Ana jau už mane pasakė, bet iš esmės su WordPressu dirbau, jau gėda prisipažinti, bet virš 15 metų. Darau daug visokių dalykų, šneku konferencijose ir panašiai. Tai dabar šiandien norėčiau biškai pažiūrėti iš techninės pusės į svetainės, ar ne, parodyti, kaip galima elementariai atsidarius svetainę pasižiūrėti, ar su ja viskas yra gerai, lengvai prieinamais, paprastais įrankiais, toksai visiškai common sense, paprastas požiūris į tai, kas matosi be prieimo į admin panelę, į visokius ten logus ir panašius dalykus, tiesiog iš išorės, kur atidaryta svetainė ir gali pasakyti, o čia kažkas tai kliba ar nekliba, ar tas yra gerai padaryta ar negerai padaryta. Tai kad tas veiktų, man reikia svetainį. Taip, pradėkim, nežinau, iš eilės, visų po vieną, ar kaip, kas savo nori. Ne, laužti nelaužysim. Nebent labai blogai kešas sudarytas ir be kešas svetainė nesilaudina, tai tada galiu nulaužti. Taip. Čia buvo variantas, kad mokslo salos pasižiūrėjau. Be kešo neatsidarydavo? Gerai, tai nuo ko pradedam? Nuo mokslo salos? Nu, galim pamėginti. Taip.
web.lt. Enter. Enter nemoku paspausti ant svetimos klaviatūros. Nu ką, šiaip atsidarė tai greitai, ką? Ja, tai... Jo, kai paspaudžiau, tai paskui jau labai greitai atbėgo. Nu, šitie pačioj einantis dotted line, tai man tokie buvo, prieš 20 metų buvo populiarus HTML elementas, kuris vadinosi marquee berods, kur tipo buvo scrolling eilutė HTML, tai man šitie primena tos dalykus. Tai kaip mokslo salai šiuolaikiniam daiktui, tai gal biškai keistai atrodo. Bet technologiškai su jo viskas yra tvarkoj. Dabar, kaip sakau, jeigu dabar pabandysim dar parefreshint, nu super greitai atsidaro. Jo, ta prasme, tai dabar aš nekalbėsiu apie usability, apie UX ir panašius dalykus, arba accessibility, pavyzdžiui, ar ne. Jo, tai šitoje vietoj, nu, jeigu norim, mes galim šitas dalykas, yra vienas labai paprastas triukas, kai mes dirbam su foto backgroundais, praktiškai visada yra rizika, kad kažkuri dalis teksto papuls ant šviesios spalvos. Nes, nu, by definition, nuotraukos yra skirtingų kontrastų skirtingose nuotraukos dalyse. Tai yra vienas labai paprastas triukas, netgi, nu, šiaip du yra tokie didesni. Vienas yra shadow, yra uždėti tamsų šešėlį ant teksto. Jis iš karto padaro kontrastą ir iš karto matosi. Kitas dalykas, ką galima padaryti, būna ant viso paveikslėlio dedasi toksai truputį patamsinimas, maskė tokia truputį opacity, nedaug procentų, kokie 50% juodo fono, ir iš karto tą visą šviesumą užmuša. Nuotrauka vis dar pakankamai ryški, netgi tokia biški meniška atrodo, biški tamsesnių kontrastų, bet iš karto žymiai geriau matosi kontrastas šitoje vietoje. Tai šitie du triukai nuo šito dalyko padeda, bet čia netechninis dalykas, čia labiau Ainis apie šitą jums galėtų pafleginti, ar ne? Tai man pirmas dalykas, ką aš matau, kas yra labai fainai, tai kad nėra kampėjų šokančio chato iš Facebooko, nes aš, ta prasme, čia būna mano didžiausias pet peeves, kai bet kuri svetainė, kuri ten parduoda per mėnesį 3 produktus, turi live chatą. Nes, nu, ta prasme, kas ten jį monitorina ir atsakinėja visą laiką, ar ne, užlaudina belekiek daug skriptų ir viso kito. Bet šitas svetainė šiaip įspūdingai greitai atsidaro, iš tikrųjų, jeigu tai pasižiūrėsim, ar ne, aš po refreshinu net nespėjau pamatyti per kiek laiko. Nežinau, tuoj pažiūrėsim. Your page source. Panašu, kad ne. Čia turbūt JavaScriptinis jau kažkoks tai žvėris įdėtas. Tai gal tada neverta analizuoti? Ne, bet mes, ta prasme, galim pasižiūrėti, ta prasme, apskritai ką, nes performanso dalykai didelė dalim nebūtinai su WordPressu susiję, tai aš galiu tos pagrindinius dalykus čia biškai užmest akį. Tai pirmas dalykas, nuo ko aš pradedu visą laiką, tai yra, čia mes, šiaip iš viso, aš tai norėčiau Chromo. Nes Chromas šitoje vietoje tiesiog yra geresnis pačios developerio toolsais, ir aš bent jau prie jo esu labiau pripratęs ir tai visi Lighthouse yra lengviau prieinami. Tai einam čia. Žinokit, visko būna. Enter. Ne. Juokais, tai turėjom tokį atvejį, kai ant Androido veikdavo ant iOS tiesiog nekraudavo nei mobile, nei desktop versijos. Tai šiaip, ta prasme, iOS yra toks daiktas, kuriame viskas, įskaitant ir Chromą, iš tikrųjų yra Safari su lietpalčiu. Ta prasme, po apačia visose browseriuose, ar tai yra Chromas, ar tai yra Firefox'as, ar kažkas, tai renderinimo variklis iOS visą laiką po apačia yra Safaris. Ir Safaris man labai patiko, čia prieš jau kelis metus, vienoje konferencijoje žmogus sakė, ta prasme, Safaris yra North Korea of web browsers. Ta prasme, tai yra blogiau negu blogiausiais laikais buvo Exploreris. Ta prasme, tai yra naujasis Exploreris. Ta prasme, jeigu mums dabar reikia egzotiškų klaidų, kurios nutinka tik vienam browserį, tai Safaris will provide. Visada. Šitoje vietoje. Taip tiesiog yra, nes, ta prasme, jie dabar turi savo atskirą rendering engine, kai dauguma kitų dalykų viskas yra ant WebKit arba ant Blinko, ta prasme, viskas kartu sukasi realiai po Chrome engine. Ar tai būtų
ar tai būtų Edge'as, ar tai būtų Opera, ar tai būtų Chromas, ar tai būtų Chromiumas, ar tai būtų tie patys visokie Brave ir panašios visas načiklės. Po apačia tas renderinimo variklis, tas kodas, kuris iš tikrųjų pavaizduoja svetainę, jisai visur yra tas pats. Tai reiškia, jeigu tu padarai, kad ant Chromo veiktų, tau veiks ant visų kitų šitų naršyklių irgi, nes aplinkui tik tie visas UI'aus dalykas keičiasi, o pats renderinimo variklis yra tas pats. Skirtumas yra tik tais Firefox'e ir Safari. Ir abu turi nykstamai mažą šiuo metu šitą rinkos dalį, kas šiaip yra blogai. Ir dėl to šiaip visą laiką žmonėms sakau, ta prasme, mes negalim leisti, kad Safaris ir Firefox'as išnyktų, nes tada nutiks Internet Exploreris. Nes jau buvo taip, kad mes turėjom browserį, kurio buvo 95% rinkos dalis ir visiems kitiems buvo ačiū, kad žaidėte. Tas daiktas vadinasi Internet Explorer 5.5 ir tai yra daugiausiai web developerių keiksmažodžių sutraukęs programinės įrangos vienetas ever. Safari dar reikėjo trūksta, nes tiesiog 5.5 ir 6 Exploreris taip ilgai karaliavo, kol netėjo Firefox'as ir po to Chromas, kurie nukarūnavo jį, kol neatsirado jam konkurencijos, tai buvo tragedija. Mes turėdavo įrašyti visiškai atskirą JavaScriptą, tarkim, Firefox'ui ir Internet Explorer, nes Microsoft'as sakė, standartai? Negirdėjom, ta prasme, mes taip nusprendėm ir tai bus, ir reikėdavo viską skirtingai daryti. Tai va, tai iš tos pusės, bet tokiam bendram požiūriui, developerio toolsai man labiausiai patinka Safari, nes Safari šito Chromo. Tai aš pradedu paprastai nuo Network tabo, nes čia mes galim pasižiūrėti, kaip greitai svetainė neužsikrauna, ten visi waterfallai ir panašus dalykai. Užsidedu dažniausiai šitą varnelę, kuri browserio kešą visą išjungia, kad neimtų iš browserio sandėliuko visų dalykų, loadintų iš interneto. Ir kai jau loadinu svetainę, tai triukas dar yra prirašyti klaustuką ir kokiu nors nesąmonę. Nes šitas dalykas paprastai numuša serverio pusėje kešą. Tai jeigu norit pažiūrėti, kaip svetainė veikia, ta prasme, realiom sąlygom be visų figos lapelių, kurie aplinkui ją uždėti, tai čia yra the closest you can get. Dabar, nežinau, pamatysim. Gerai. Tai va, reiškia, nieko negaliu blogo pasakyti, tikrai greit užsilaudino. Jeigu pasižiūrėsim, viskas užsikrovė per mažiau negu sekundę, pilnai. Tai yra super. Įtelpam į visas įmanomas rekomendacijas, kokios yra apie šitą kalbant. Kitas dalykas, resursų kiekis yra tik 5,5 megabaito. Tai čia visiems pavydėti šitokio dalyko, paimsim kokią paprastą svetainę, tai gali būti ir 20, ir 50, ir 100 megabaitų, o čia mes turim 5,5, tai yra, wow, super. Ir tik 20 requestų. Tas reiškia, kad realiai visi assetai, JavaScriptiniai ir kiti dalykai, jie yra labai sutraukti į didelius bundlus, kurių yra nedaug ir nelaudina labai daug resursų. Kas tipiniai WordPress svetainai, mes čia galim kalbėti apie 100, 200 resursų, kuriuos užlaudinam. Nes kiekvienas skirtingas pluginas laudina savo JavaScriptą, savo CSS ir panašius dalykus. Tai čia yra kaip yra gerai padaryti dalykai. Na? Gali būti. Nenustepčiau, arba yra kažkoks tai flat failų, TVS ar kažkas tai. Dabar čia yra, kai yra šitam network'e, tai mums įdomiausias daiktas dažniausiai būna tas pats pirmas, kuris jūs laudina, tai yra HTML dokumentas. Nes nuo jo prasideda visas laudinimasis jūsų svetainiai ir šitoj vietoj mane dažniausiai domina timing tabas, kuriame yra tas taip vadinamas waterfallas. Jisai rodo, kiek kurioj vietoj užtruko tą visų svetainę laudinimą. Tai šiuo atveju sako, truputį buvo čia momentukas, kai browseris dar nežinojo, ką daryti visų šito dalykų. Tada pavyko DNS requestas, kuris super greitai suveikė. Čia gal sakyčiau, kad KTU networkas šitoje vietoje gerai veikia, nes DNS serveriai vietoje. Ir connectionas užtruko ganėtinai neilgai ir serverio responso laukiam sąlyginai ilgai, bet kadangi visas mūsų requestas yra mažiau negu sekundė, tai tas sąlyginai ilgai tai yra irgi čia kiek 300 milisekundžių kažkur, tai kas šiaip yra įspūdingas greitis. Ir tiek laiko, tarkim, tas waiting for server response tai yra ta vieta, kur jūsų svetainės backendas, tarkim PHP ar šiuo atveju greičiausiai Node'as,
dirba, generuoja tą HTML, kad atiduotų. Tai jeigu yra su serveriais problemos, dažniausiai būtent šitoje vietoje mes matom pailgėjimą. Jeigu yra problemos su serverio connectivity, turi lėtą internetą, serveris lėtą ryšį su pasauliu, tada ilgas grafas būna šitas paskutinis. Tai čia mes kalbam jo, tai va 30 milisekundžių, 35 milisekundės. Nu, čia awesome, kad jeigu visi galėtų taip turėti, tai čia būtų labai puiku. Tai va, tai tokie pagrindiniai dalykai iš performanso. Nežinau, Lighthouse'o gal šitą nesuksim, pasuksim Lighthouse'ą kažkur tai ant WordPress svetainės. Nu, tai kas nors man WordPress svetainė dabar. Kaip matot, aš nesikandžiuoju. Kairiukščių dvaras. Oi. Jo. Žiūrėsim, ar moku spelint. Šitas? Gerai. Nu, va ir pasižiūrim. Šiaip irgi būtų neblogai. Iš resursų pusės, pavyzdžiui, yra 4,5 megabaito, tai iš resursų pusės jau galiu pasidžiaugti. Bet dabar pažiūrėkit, kur mūsų finišas yra, ne? 6,5 sekundės. Taip, čiut daugiau negu mokslo saloj, ne? Taip, čiut. Ir čia teoriškai yra su kešavimu. Aš nežinau, kiek kešavimo yra, bet čia, ta prasme, aš nepadariau tų visų ten query ir parametrų, kad bandytume jau nekešuotą variantą paleisti. Čia tik tais browserio cache išjungęs buvo, bet kadangi mes pirmą kartą laudinom, tai bet kuriuo atveju browserio cache nieko nebūtų buvę. Tai 6 sekundės, pirmas laudas, dabar pažiūrim, kaip antrą kartą, jeigu padarysim. Biški geriau, nes jau biški kažkas tai užsikešavo. Bet jeigu dabar pamėginsim, irgi kažkas ten ilgai respondina. Kažkas vienas yra dalykas, kuris labai ilgai reikia laukti, kol atsiliepia. Spėju, koks nors čia Google Data Layeris. Jo, kažkas tokio. Ar kas čia? Ne, šitie va. Jo, Google Data Layeris čia šaudo šitos dalykus. Tai va, jūsų reklama šitoje vietoje kažkur tais negerai suveikia. O dabar, jeigu pabandom dar pridėti, nuvalyti cache, nes daugumoje serverių setupų, jeigu mes turim query parametrą, jisai tada cache ignoruoja arba sukuria naują. Tai šitoje vietoje visą laiką, jeigu norit pažiūrėti, jūsų hostingo provideris jums gali sakyti, važiuokit, kaip greitai mano svetainė loadinasi. Jeigu jinai yra užkešuota iki negaliu, ten per varnišą kažkokius dalykus, tai taip, jinai visą laiką greitai loadinsis, bet mums įdomu, kaip loadinasi greitai svetainė, kuri nėra kešuota. Nes tai parodo, kiek iš tikrųjų veža tas serveris ir gali pavežti. Tai dabar, jeigu mes pridėsim šitą, užtrunka irgi, bet šiaip panašu, kad čia labai daug cache nebūtų, nežinau. Čia jūsų svetainė, ne? Ai, konkurentai. Tai čia, ta prasme, jo, ta prasme, aš kaip matau, buvo 6 kapeikom sekundės, be cache yra 8 kapeikom sekundės. Tai dar 2 sekundės dadedam, ar ne? Tai greičiausiai kažkiek cache yra, bet net ir su cache yra ne kažką. Tai šito vietoje dabar, jeigu vėl nueisim į waterfallą, palaukit, norėčiau surasti tą viršų. Elementorius. Gerai. Tai dabar, jeigu čia pasižiūrėsim waterfallą, tai jūs pažiūrėkit, kur yra skirtumas. Ten waiting for server response buvo kiek ten 30 milisekundžių, ne? Čia waiting for server response yra 1,7 sekundės. Tai tiek laiko PHP dirba, suka, kramto, daro, ruošiasi, kad iš viso kažką galėtų atsiųsti ir atsakyti serveris. Tai čia yra tokiai reprezentatyviniai svetainiai, tai yra pelekaip daug. Nes čia nėra koks nors, čia nėra e-shopas, ar ne, kur būtų labai daug duomenų ar kažko. Čia yra reprezentatyvinė svetainė, kurioje tikrai čia nėra, kad mums reikėtų labai daug query duomenų bazę daryti, kažką tai ten traukti. Tai yra paprasti dalykai. Ir PHP sukasi 2 sekundės praktiškai. Tai mane nestebina, kad aš čia matau elementoriaus CSS-ą. Jo, ta prasme, ir hostingas, tai šiaip dar galima biškai headerius pasižiūrėti, kas čia yra, gzipas,
Apache. Galėtų būti serveriai LT. Daugiau kažko specifiškai. Jo. Negaliu garantuoti kur, bet ta prasme jo. Nu, yra, ta prasme, yra sugazipintas kontentas, kas yra gerai, ta prasme, greičiau turėtų jis parsiųsti, bet gali būti, kad tiesiog serveris taip lėtai sukasi, kad jam zipint labai ilgai užtrunka. Tai irgi gali būti problema. Tai jo. Nes, nu, ta prasme, iš timingo pusės, iš performance pusės, tai yra sakau, yra šito vietoj problemyčių. Dabar nueisim, mes dabar atsidarysim. Kitas dalykas, tai čia toks elementariai iš netvarko pusės pasižiūrėti tiesiog, kurioje vietoje problemos. Šitoje vietoje aš problemą matau serverį, nes serverio pusėje dalykai trunka virš 2 sekundžių, tai yra daugiau negu šiaip turėtų visą svetainę užsikurti. O čia mes tik tais pirmą HTML. Kol šito pirmo HTML neužlaudinot, negali pradėti laudinti CSS ir kitų dalykų, kurie tam dokumente parašyti, ne? Čia nėra net to first physical content. Jo. Tiesiog vis 1,5 sekundės užtrunka, kol jis tiesiog iš vis pradeda ką nors daryti, kad gautum responsą iš serverio. Ten sukasi, laukia tiesiog serveris šito dalyką. Tai čia iš tos pusės yra blogai. Tai čia toksai pirmas dalykas. Toliau kitas dalykas, ką bendrai mes pasižiūrėsim dar šitoje vietoje yra, va čia jau man jau WordPress svetainės skaičiai. 124 resursai bendrai parlaudinti buvo iš tam vienam page. Ne 20, ne 40, 125. Iš jų, jeigu mes dabar pasižiūrėsim, CSS failų yra kiek? Tik tais 2. Tai kas čia toliau? JavaScriptas. Čia palaukit. Ne, daugiau. 35 JavaScriptai, net CSS čia irgi daugiau turbūt. Jo, CSS 21, JavaScriptų 35, paskui paveikslėlių 41, tai paveikslėliai tai jau taip, čia paveikslėlių yra daug, čia kadangi yra apie pastatą, apie kažką jūs norit vizualiai parodyti, tai turbūt tie paveikslėliai make sense, kad jie yra ir kad jų yra pakankamai daug, šito neišvengsi, bet CSS su JavaScripto daug yra skirtingų resursų, kuriuos laudin. Tai dar žinant visą šitą, man dar patinka, kad mes čia telpam į 7 megabaitus. Čia yra cool. Reiškia, paveikslėliai yra greičiausiai kompresinti, pakankamai nedideli. Dar nepasižiūrėjau kokiais... JPEG'as. Tai dar yra kur tobulėti irgi, dar galima, reiškia, pasitvarkyti. Bet jau yra neblogai, ta prasme, tikrai esu matęs blogiau iš tos pusės. Tai dabar kitas dalykas, sekantis žingsnis, ką mes galim iš performance pusės pasidaryti, tai Chrome'ai viduje yra toks įrankis, kuris vadinasi Lighthouse, nuo kurio visą laiką galima pradėti žiūrėti, kaip čia mums sekasi. Aš rekomenduoju visą laiką iš karto žiūrėti, kaip mobile mums sekasi, nes mobile visą laiką sekasi blogiau ir jeigu jums gerai seksis mobile, tai tada stop irgi gerai seksis. Tai reikia tvarkyti mobile reikalus, svarbiausia. Tai jo, ir tiesiog tai čia tas standartinis nustatymas ir tinka, analyze page load, ir jisai va čia prasuks, užkraus ir praanalizuos, ką iš čia gero randa, gero blogo iš technologinės pusės. Ir praktiškai bet kada paėmus svetainę šitą prasukus atsiranda to-do liste nemažai itemų dažniausiai. Tai va toksai dalykas, nuo kurio visą laiką galima pradėti. Tai čia mes kalbam, performance yra 45. Tai jeigu nepavyksta aplenkti šito puslapio, tai man tada įdomu, kaip gerai ten pas jūs viskas yra. Nes ties 45 mobile performance'ų Google'as jau turėtų penalizuoti truputėlį šitos dalykus, nes yra ne mobile friendly puslapis. Tai reiškia, pas jūs irgi tenais yra ką veikti dar šitoje vietoje greičiausiai. Tai va. Tai dabar ir čia toliau apie kiekvieną iš šitų, kur tos va taškus, čia 100 būtų maksimumas. Jeigu surinkot 100, tai viskas, nieko taisyti nereikia, viskas yra gerai. Tai jau čia tada mes pradėsim kalbėti apie accessibility, kur ten, na prasme, absoliučiai yra neįmanomas dalykas šitoje vietoje. Tai ir čia kiekvieną iš jų galima pasižiūrėti plačiau, ką tas skoras kur sudaro, kokie yra geresni, blogesni dalykai. Tai va. Jeigu mes pradedam nuo šito, kad first contentful paint, tai yra pirmas turinio vienetas pasirodo praėjus beveik 4 sekundėm. Bet palaukit,
jie prisuka greitį. Čia nėra taip su mūsų truputėlį netoliai. Bet esmė tame, kad Google'as šitą matuoja ir jisai remdamasis šituo, jisai sako, šitas puslapis nėra mobile friendly. Ir jeigu jisai nėra mobile friendly, žemyn. Bet Arūnai, ar teisybė, kad užtenka, tos geltonos būtų, 50 plius jau būtų neblogai? Tai jeigu tu buvai raudonam, pakilti į geltoną yra improvementas. Ne? Jeigu tu jau esi geltonam, tai pakilti į žalį yra improvementas. Ne? Ta prasme, visą laiką šitie dalykai yra relativu. Ta prasme, vienintelis tik... Turiu omeny, kad ar Google'as žiūri konkrečiai procentuką, ar tiesiog va tom kategorijom tiesiog... Ta prasme, kai tu esi raudonoj kategorijoje, tai praktiškai garantuoja, kad vyksta penalizavimas. Geltonoj... Ta prasme, šiaip reikia norėti būti žalioj visą laiką. Ir šiaip, ta prasme, šitoje vietoje, ką mes kalbam, ta prasme, visą laiką ta siekiamybė yra 100 ar ne, bet ne visą laiką galbūt jį gali pasiekti, nes yra objektyvių kartais priežasčių, kad turi būti tam tikri elementai, kurie privalo būti, ten kažkokia didelė nuotrauka kažkur tais, nes klientas nori ir panašiai. Tai, bet visą laiką reikia stengtis kiek įmanoma, žinai, surasti tos būdus, galbūt tą padaryti tą paveikslėlį, kad jisai būtų lazy loadas, kad jisai ne pradinio loado užsilaudinto tada, kai jau tada scrollino iki to paveikslėlio ar kažkas. Tai yra visokių technologinių sprendimų, kaip pasiekti tą, kad nebūtų tai problema. Nes, ta prasme, šitas, Contentful Paint, labai ilgai užtrunka. Tas didžiausias Contentful Paint iš viso 7,7 sekundės. Ta prasme, čia yra žiauriai jau blogos vietos, šitas vietas tikrai reikia čiupinėti. Užtat šitas yra labai gerai. Cumulative Layout Shift tai yra, kaip smarkiai jūsų svetainė šokinėja besilaudinant. Tai kai būna visokių ypatingai slaiderių ir kitų dalykų pridaryta, būna ten viena nuotrauka aukštesnė, kita žemesnė ir ten būna paaukštėję, pažemėję, tai va čia šitas skaičius tada automatiškai labai smarkiai krenta. Arba jeigu ten būna, jums generuoja tik HTML, tada užsigeneruoja didelis paveikslėlis ir jisai viską pastumia žemyn. Tai čia, pavyzdžiui, čia šitas yra labai gerai. Ta prasme, jeigu turim šitą nulį, tai yra idealu. Ir reikia stengtis to pasiekti, visą laiką kokius minimalius aukščius užsidėti ant tų elementų, kuriuose turi didelis paveikslėlis ir panašiai, kad nebūtų to jumpo po kurio laiko. Tai čia vieną dalyką Hebra daro gerai. Nice. Taip, greičiausiai, bet dar. Tai šitas yra į pliusą. Ir va čia rodo dabar, kur čia tas elementas, jums netgi parodo, kuris yra tas elementas, kuris skaičiuoja, kad jis large'as. Ir realiai šitas visas, čia yra, aš dar net nepažiūrėjau, kad, bet čia tekstas yra, tai nors tiek yra. Bet tas visas elementas, jisai labai ilgai laudinasi šitoje vietoje, dėl to, kad turbūt įtarčiau, kad nuotrauka gali būti pakankamai didelė. Taip, paskui kas dar? JavaScript'o labai daug visokio ir čia dabar klausimas, kiek to JavaScript'o iš tikrųjų reikia. Tai čia aišku, Astra tema, Google Tag Manageris su daug visokių dalykų ir dar Analytica laudinasi. Attributable šitas man nelabai patinka, kur čia neaišku iš kur beveik sekundė susideda. Reiktų ieškoti, kas ten per kiti skriptai yra. Toliau kitas dalykas, kuris, kad third party kodo yra daug, tai tas pats Google Tag Manageris daug visko laudina. Kiek Google fontų. 4 skirtingi. Jeigu jūsų svetainė yra 4 fontai, Ainė, kaip yra su tokia svetainė? Tai jau yra negerai. Jau yra labai negerai, ne? Ir dar mes dabar pasižiūrėsim, kad šitoje vietoje čia Ainė. Vizualiai yra žiauriai negerai, ta prasme, nes, ta prasme, nebėra kažkokio bendrumo tam pačiai. Ja. Ir čia plauk, tai čia yra šitie 4 plus dar čia 2. Ta prasme, du šriftai yra max, ne? Vienas headingam, kitas tekstui, viskas. Ne, ta prasme, daugiau neturi būti. Jeigu galite su vienu zaibys, jeigu jau labai reikia, kad antraštės būtų kitokios, darom antrą šriftą, viskas. Tai čia...
Jo, tarsi, tai vėl pasižiūrėti, dabar aš čia dar nenuėjau pasižiūrėti, bet dabar galim pasižiūrėti čia, pavyzdžiui, kiek skirtingų versijų to šrifto loadina. Tai roboto vienas italikas, kitas italikas, trečias italikas, kiek čia skirtingų istorijų, skirtingų dydžių to paties šrifto užloadinama. Tai čia, Jeigu tiek laudina, reiškia, ir yra puslapiai. nebūtinai. Kad būtų tų fondų Bet jie nenaudojami. Jo, gali būti, kad nenaudojami. Tai čia gali būti, kad tiesiog elementariai šitoj nuorodai nutrynus gabaliukų dalį šitų dalykų jau iš karto susimažins laudas vien dėl to, kad nelaudinsi ten visų 7 roboto italiką, jeigu naudojat vieną. tai čia vėl toksai, kur absoliučiai lygioj vietai prasileidžiama yra su šitais dalykais. Paskui kas dar? Randall blocking resursuose, tai tos pačius fontus tai turbūt reikia loadinti anksti, nes kitaip paskui gaunasi tas shiftas iš to, kad shiftai šokinėja, tai čia nelabai kažką išspręsi, bet kad beveik sekundę loadinasi tie Google fontai, tai man nepatinka. Tai ką siūlytum? Tai vienas dalykas, pirmiausiai susimažinti jų ir loadinti tiek, kiek iš tikrųjų reikia ir ten galima ir simbolių skaičių susimažinti, viską iki to, kas yra reikalinga. Kitas dalykas, jeigu aš tą daryčiau, tai šiais laikais WordPress'as turi galimybę šitą šriftą parsisiųsti, pasidėti pas save lokaliai ir tada iš CDN jau loadinti nebegeneruojama kažkokio, o galutinį tą variantą koks yra. Tai jeigu gerai sutvarkytas čia vėlgi didelis jeigu gerai sutvarkytas statinių resursų kešavimas jūsų svetainėje, tai jis užloadins žymiai greičiau negu Google'as paservina šitoje vietoje, nes Google'as vis tiek dalinai dinamiškai daro šitos dalykus. Tai galima būtų biškai išvengti šito dalyko. Toliau čia, kiti čia šitai, tai turbūt reikalingi. Nežinau, ar čia kažką galima padaryti. Bet vėlgi ties, šitas pavyzdžiui, aš dabar bandau čia suprasti, kas čia per yra. Ultimate Elementor, tai ar tikrai čia reikia tų 69 KB iš Elementoriaus additional visokių tam blokelių, ta prasme, tokią svetainę padaryti. Bet jie, ta prasme, tas CSS, jisai sudaro dalykus, dėl to, kad CSS, kuo daugiau CSS loadini, tas gaunasi, turi jį visą parsinti, per domą persukti, ta prasme, labai gaunasi daug tokio kalkuliacinio darbo brauseriui. Versus mes kalbam ne apie tai, kad tiesiog kiek grinai trunka atsisiųsti, nes atsisiųsti paveikslėlį yra vienas dalykas, tu jį tik atsisiunti ir parodyti. Bet kai atsisiunti CSS, tu tada turi jį pereiti per visą savo domo dokumentą ir jį pritaikyti. Ir kuo daugiau tu jo turi, tuo daugiau tu turi parsinti, suktis ir ten daug, procesorius labai daug dirba. Tai kad turi CSS, o tas 60 KB, tai nėra tik tais, kad tau jos atsisiųsti reikėjo. Tai reiškia, brauseriui reikėjo jos suparsinti, pažiūrėti, ką gali pritaikyti ir tas prideda tikrai daug vargo pačiai naršykliai dirbti jau kai parsisiuntė tas dalykas. Tai reiškia, jeigu dirbė neantlaido su kompu laptopu, akumą daugiau ima, jeigu išlaido brangiau žemė gramokai. Jo, jeigu su mobilu greičiau batarkė nusėda, ta prasme, Tas puslapis dar jo kūrėjas nepagalvoja apie galutinio vartotojo elektros resursus. Jo, ta prasme šitas. Toliau, kitas paprastas dalykas, irgi sako, jeigu mes kalbam, yra 7 MB puslapio, vien pakeitus imidžių formatą mes galim 200 KB nušnioti šitoje vietoje. Tai tas reiškia, kad tai nėra taip baisiai daug, nes reiškia, jie greičiausiai pakankamai suoptimizuoti, tie JPEG yra, bet jie vis tiek yra JPEG. JPEG pats iš savęs, jis nėra geriausias įmanomas formatas. Tai jeigu mes galėtume persikonvertuoti į VP ir panašius dalykus, mes dar sutaupytume su ta pačia kokybė, su to pačiu paveikslėliu, mes dar sutaupytume truputį vietos šitoje vietoje. Tai čia šiuo atveju tie paveikslėliai nėra tokie heavy, tai nėra tiek daug to sutaupimo, bet kai būna neoptimizuoti privarytų JPEG arba dar kečiau kokių PNG, tai tada būna jau iš viso čia gali būti labai dideli savingai. Bet vertėtų pasižiūrėti šitą dalyką, nes paveikslėlių yra nemažai. Ir kaip paveikslėlių yra nemažai, tai šitas dalykas tam, tarkim, Lighthouse rezultatui vėlgi turės vieną nemažą įtaką. Galėtų būti greitas vinas, tai prasme, jungiat pluginą, kuris tam peroptimizavo, perdarė tas paveiksliukus į kitą formatą ir jums iš karto pakyla šitie rezultatai, tam kokiais 5 punktais. Vien dėl to, kad paveikslėlius įsijungia.
Nu, tarsi, va šitas, initial response time. Ta prasme, čia dabar, kadangi jau buvo turbūt užkešuotas per naują, tai 900 milisekundžių, bet vėlgi praktiškai visą sekundę. Tai čia jau užkešuotas užtrunka sekundę. Tai vėlgi nėra geras rezultatas visiškai. O paskui kas dar? Daug yra JavaScripto, kuris loadinasi, bet iš tikrųjų yra nepanaudotas, nes galbūt yra ar pluginas, ar kažkas tai, kuris iš tikrųjų nieko nedaro. Tik jis loadina, bet nebūna. Čia, man atrodo, Google Tag Manager'yje flagina, kuris nežinia, ką daro. Biškutį dėl to Google Tag Manager'o. Dabar yra tasai SiteKito labai tenais. Tai vertas už to SiteKito, pavyzdžiui, tiesiogiai analitiką, pavyzdžiui. Ta prasme, SiteKitas, iš esmės jisai irgi pakurs ten tą patį tag managerį po apačią, jisai nepadarys kažką kitaip. Ne, čia labiau klausimas yra apie tai, ką tame tag managerį jūs toliau darot, ne? Kas jo viduje yra, ar iš tikrųjų tam tag managerį reikia, ar jums reikia, iš viso galbūt net ne Google Analytikos yra žymiai labiau performančių, dabar visai neseniai išėjo WordPress pluginukas, kuris basic statistiką lokaliai vietoj surenka ir nereikia iš viso jokio third party serviso. Yra Simple Statistics for WordPress gruodžio mėnesį išleistas pluginas, kuris ten page viewsus, tokius pagrindinius dalykus jums surinks tiesiai pačiam WordPress ir nieko atskirai nereikės. Tai irgi verta pagalvoti, ar tikrai čia viso to reikia. Gal reikia, gal ten vyksta kažkokios reklaminės dalykai, kur jums svarbu pikselius susidėti ir panašiai, tai tada taip. Bet jeigu tik tai statistikėliai surinkti, tai Google Analytica kartais būna overkillas. Google Analytica nėra vienintelis būdas surinkti statistiką apie tai, kas pas jūsų svetainę ateina. CSS čia nedaug, bet tas pats, tam pačiam būtent Ultimate Elementor yra daug CSS, kuris iš tikrųjų yra never ever nepanaudotas, tiesiog jis yra subundlintas, kad suportintų viską, kas galima, bet jo, kiek čia bent ketvirtis ar ne, yra jums useless. Tai čia yra problema su dideliais pluginais, kurie turi daug feature, nes jie, ta prasme, subundlina visą CSS ir viską užloadina, nesvarbu, kiek ten reikia, kiek nereikia. Ir paskui čia eini per tos punktus į visus ir randi, ką nuveikti. Taip pat, čia pavyzdžiui, iš accessibility pusės, kas dabar darosi labai aktualu, beje, kalbant apie accessibility, kiek iš jūsų žinot apie Europos Accessibility Act? Va. Tai liko mažiau negu pusę metų ir po to visiems naujiems projektams bus privaloma būti compliant su Accessibility Actu, turėti Accessibility statementą ir visus kitus dalykus. Tai senoms svetainėms, seniem projektam dar yra grace periodas iki 30, bet dabar, ar jūs tikrai norit kartais galbūt teisme išsiaiškinti, kas yra naujas projektas ir kas nėra naujas projektas? Tai žodžiu, šitoje vietoje irgi, jeigu įmanoma, verta pasičiupinėti ir susižiūrėti šitą dalyką, tai Accessibility statementas tai yra panašiai kaip privacy policy ir panašiai, tiesiog yra dar vienas pages, kuriame surašyta ten baziniai dalykai apie tai, ką jūs su Accessibility darot, ko nedarot, kaip turi būti. Yra visa dokumentacija ES puslapį ir ten galima susirasti. Bet, ir va čia jau flagina. Čia yra geresnių toolsų accessibility testavimui, Axe yra, Wave, dar keli skirtingi. Bet Lighthouse'as, jisai bent jau bazinius dalykus jums irgi paflagins, kuriuos, ta prasme, šitus dalykus tai jau būtinai reikia pasičiupinėti. Kad ARIA atributai kažkaip tai nesumečina tas, kas turėtų būti. Paskui kontrastas yra per mažas. Va čia, ir jisai tokiu vaizdu, ne, kad, ta prasme, šitas va čia telefono numeris, jisai praktiškai nematomas, yra pilku tekstu ant pilko fono. Ta prasme, šito aš neįskaitau. Aš neįskaitau, ta prasme, aš tai galvoju, kad aš dar matau. Bet, o tai ką darys žmogui, kuris nemato, ar ne, arba neprimato.
Tai šitose vietose, va čia jums iš karto net ir parodo, pažymi, kuriuose vietose arba yra per maži, pavyzdžiui, per maža vieta ant mobilaus, kad paspaus būtų galima, nes, tarkim, mano pirštai smulkus, bet ir tai būna, kuriuose svetainėse nesugebu pataikyti ikonas, o ką kalbėti, jeigu per žmogaus stambesni pirštai yra, tai ten, nu, ta prasme, neįmanoma būna į tos click targetus, kai kurias padaryti, kur mobile svetainėse. Tai visą laiką pažiūrėti, jeigu yra mygtukas, ikonėlė, kad aplinkui būtų pakankamai ta vieta, nu, kad didelis pirštas galėtų pataikyti. Paskui, va čia ir yra, touch targetai yra per maži. Tai va jums šitos dalykus irgi rodo. Čia jau kalbėjo kolega, kad headerio elementai nėra eilės tvarka greičiausiai panaudoti vizuališkai, o ne semantiškai. Nes semantiškai tai mes kalbam, kad H4 yra svarbesnė antraštė negu H5. O čia turbūt buvo padaryta, yra mažesnis šriftas negu anas, ar ne? Ir ta prasme, tai šriftus su CSS mes galim daryti ar ten H5, ar H6, ar tiesiog divas arba spanas, kad jisai būtų tokio dydžio, kokio jums reikia. Antraštės turi būti naudojamos semantiškai, jos turi sakyti, čia yra svarbiausia antraštė, čia yra mažiau svarbi antraštė, jų yra 3. Dar po antraščių yra dar ten kokios 4, ar ne, ir tiesiog ta struktūra yra žemyn. Ir neturėtume skipinti, ta prasme yra H1, H2, H3 ir tada H5. O tai kur dingo H4 visi, ar ne? Kaip šuo namų darbų suvalgė, ne? Tai va, kitas dalykas šitoje vietoje. Nu, čia paskui dar yra dalykų, kurios galima papildomai, bet va, kur viskas gerai, best practices, čia praktiškai nieko šitas Lighthouse nemato šitoje vietoje. Čia būna, kartais parodo kažkokius, jeigu būna pražioplinę ten versiją pasenusią, kokios jQuery ar dar kažkokį tai dalyką, irgi šitus dalykus parodo. Ir iš SEO pusės irgi, kodėl irgi turbūt neblogai susitvarko, tai yra, kad geras rezultatas yra SEO dalykų, tai tas techninis SEO yra ganėtinai neblogai sutvarkytas ir dėl to irgi gali būti sunkiau pralenkti tokią svetainę, nes SEO susitvarkius yra. Nesvarbu, kad prastai veikia šiaip, bet turi gerai sutvarkytą SEO ir tas padeda. Tai čia šiuo atveju realiai flagina tik vieną išjusą, kad yra keli linkai, kurie čia akordeonas, ar ne? Tai čia turbūt jau elementarius problema, ar nežinau, kaip pavyktų išspręsti, kad yra linkai, kurie iš tikrųjų nėra linkai, jie yra tam paspaudę ir išsiskleidžia, ne? Bet jie elementorius kažkodėl yra uždėjęs kaip nuorodą, bet realiai jinai niekur neveda, yra non-crawlable ir SEO sako, what the fuck is that. Mano rekomendacija nenaudoti elementorius. Tai va, arba ieškoti kažkokio, tai nežinau, tas elementorius, čia tas akordionas ir čia standartinis, nestandartinis ir iš čia to ultimate elementor ir iš kažkur tai galbūt yra kitas akordiono elementas, kuris tvarkingiau šitos dalykus daro. Nes, ta prasme, jeigu tai nėra iš tikrųjų nuoroda, tai neturėtų būti A elementas. Tiesiog neturėtų, ten tada gali būti butonas ar kažkas tai, bet tai neturi būti A elementas. Nes jeigu tai yra A elementas, jisai turi būti nuoroda. Jinai gali būti nuoroda į kitą puslapį, gali būti su hashu į to paties puslapio kitą vietą, gali būti mail to arba ten kad į telefono nuorodą, bet tai turi būti actual tikra nuoroda, kuri kažkur veda. Priešingų atveju jūs balamutinat SEO ir bando jisai crawlint dalykus, kurie neegzistuoja. Tai va, tai taip atrodo elementarus toksai auditas. Ir bet kas savo svetainę atsidarę šitą dalyką gali pasižiūrėti ir labai gražiai jums yra sužymėta raudonom, žaliom spalvom, kur jums gerai sekasi, kur blogiau sekasi, ką galima pataisyti ir patobulinti. Ir daugumoje vietų net ir bus rekomendacijos, ką galima padaryti ir kaip galima padaryti. Ir, kaip sakau, pasileidžia šitą ir turi to-do listą. Visada. Esmė tame, kad paskui jau kai matot šitos dalykus, tada jau galima tą kiekvieną dalyką įsivesti Google, susirasti tutorialą, pasiklausti draugo, kaip mes, pavyzdžiui, ChatGPT arba Copilotą vadinam, pasiklausti draugelio. Jo, salės pagalbos, ta prasme, jo, tai šitie dalykai, ta prasme, tiesiog čia yra pirmi žingsniai, nuo ko pradėti, ne, čia jums yra to-do listas, kad šitą reikia tvarkyti, o tada kaip jau iš tikrųjų sutvarkysit,
Tai galit patys, galit ieškoti developerio, kuris jums gali padėti, galit daryti researchą, žiūrėti YouTube ir panašiai, nes yra apie kiekvieną šitų punktų aš jums garantuoju. Įvedus į YouTube jūs rasite 20 video, kaip tas dalykas yra tvarkomas. Nes, ta prasme, čia yra įrankis, kuris tik... Tai gerai, čia laidausia pasidarėm, o yra dar Google PageSpeed Insights, kuo tai skiriasi nuo šito? Praktiškai nieko. Ten praktiškai tai, ką tu pasakai, čia yra duodu. Jo. Čia yra tas pats. Iš esmės, same shit, tik šitas vyksta pastovė tiesiai į browserį, šitie dalykai ir tiek. Labai viena tava. Jo. Jo. Viskas, šiaip, aišku, šitą dalyką palauk, kažkur čia, man atrodo, galima dar eksportuoti kaip PDF, jeigu reikia klientui parodyti. Jo. Tai čia prieš ir po padaryta. Jo. Jo, ir čia labai fainas yra, ta prasme. Jo, žiūrėkit, kaip patobulėjo mano svetainė. Ir iš tikrųjų, ta prasme, nu, o ką, fair enough, ta prasme, iš tikrųjų parodo žingsnius į priekį šitoj vietoj. Jo. Aišku, yra vienas caveat, taip vadinamas, perspėjimas. Tas skaičiukas žalias neturi būti tikslas pats iš savęs, kad aš optimizuoju vien tam, kad 100 būtų, ar ne? Jūs turite iš tikrųjų tą svetainę padaryti greitesnę, o ne tik tai suras, nes galima padaryti, buvo vienas WordPress'o pluginas buvo pagautas, nebesimenu kaip vadinasi. Ja, kaip? Ne, nebeatsimenu, bet esmė tame padetektina, kad Lighthouse'as ir tada nukilina visus skriptus loadinti. Čia green buvo, padetektina, kad tas nukilina visus skriptus, padetektina, kad botukas skriptus visus nukilina ir turi 100%, ar ne? Bet user experience'as nuo to absoliučiai nepagerėja, ne? Nes mes galų gale visą tą darom, kad paskui useriui būtų gerai, ne, kad jis ateitų. Tai prasme, šito vietoje jau yra senas ir search'as Amazoną, bet Amazonas yra suskaičiavęs, kad jeigu jūsų svetainė palėtėja 100 milisekundžių, jie praranda, man atrodo, 2% apyvartos. Kas Amazono maštabais yra belė kiek daug pinigų. Tai esmė tame, kodėl tas greitis yra svarbu, ar ne? Ne vien taip, kad yra SEO dalykai po to nuo to gerėja, bet ir elementariai konversija. Elementariai, kad jūsų svetainė greičiau loadinasi ir su ją viskas yra tvarkingiau ir useriai labiau tikėtina, kad nueis į pirmą puslapį, iš jo nueis į antrą, į trečią, daeis per jūsų visą krepšelį tiek, kiek ten tų žingsnių yra ir nupirks. Ne? Tai ką, turbūt tiek? Jeigu dar...